Ką reiškia sapnuoti gaisrą? Gaisras sapne paprastai nereiškia nieko gero. Dažnai tokie sapnai pranašauja sunkius ir nelaimingus laikotarpius, netikėtus įvykius ar net artimo žmogaus praradimą. Regėti gaisrą sunaikintų savo namus, atsisveikinsite su artimu žmogumi. Jeigu dega linai, javai ar kiti grūdai, laukia nesėkmingas ir nelaimingas laikotarpis. Deganti parduotuvė – finansinės nesėkmės. Degantis žmogus – liga. Degti pačiam – didelė bėda ar nelaimė. Didelis gaisras – liūdesys. Regėti degančius baldus – dideli nuostoliai. Deganti lova – galimi netikėti pavojai. Matyti degant langus – netikėta mirtis. Jeigu sukėlėte gaisrą – blogas ženklas. Regėti gaisro sunaikintą medį – nesėkmių ruožą pranašaujantis sapnas. Miško gaisras reiškia plačiai paplitusią transformaciją arba senų įsitikinimų ir įpročių sunaikinimą. Šis sapnas išryškina didelius gyvenimo pokyčius, kurie daro įtaką ne tik jums, bet ir aplinkiniams. Toks sapnas ragina jūs atsisakyti praeities ir priimti naują pradžią. Pagalvokite, kokie gaisrai keičia jūsų gyvenimą. Regėti ugnies sunaikintą namo duris – pavojus arba skyrybos. Sapnuoti užgesintą gaisrą – ilgo ir sėkmingo gyvenimo ženklas. Gaisras virtuvėje reiškia buitinio gyvenimo ar asmeninio maitinimosi sutrikimus. Tai gali reikšti konfliktus šeimoje arba problemas susijusias su sveikata ir gerove. Šis sapnas ragina sutelkti dėmesį į emocinę ir fizinę harmoniją namuose. Degantis miestas simbolizuoja didelio masto visuomeninius pokyčius arba asmeninius sukrėtimus. Šis sapnas rodo, kad jaučiatės prislėgti visuomeninių įvykių ar bendruomenės problemų, kurios jūs stipriai veikia. Tai reiškia raginimą prisitaikyti ir pasiruošti permainams. Tikiuosi, kad šis vaizdo įrašas suteikė jums naujų minčių ir padėjo geriau suprasti likimo ženklus. Jei jums patiko, prenumeruokite mūsų kanalą, kad nepraleistumėte būsimų vaizdo įrašų. Ir spustelkite mygtuką patinka, jei norite mus palaikyti. Iki pasimatymo.